Visiems gerai žinoma žaidimas Counter-Strike dienos šviesą išvydo kaip jau egzistuojančio populiaraus Valve kompanijos žaidimo Half-Life neoficialus papildinys. Modo kūrėjams Min Lee pravardė Gooseman ir Jess Cliff pravardė Cliffy iš karto buvo pasiūlytas darbas Valve. Jų darbas buvo sukurti tikrąjį Counter-Strike žaidimą, ne tik jo modą. Tokiu būdu 2000 metais buvo išleista pirmoji žaidimo versija, dar kitaip žinoma kaip 1.6 vardu. Source versijoje Inferno žemėlapyje pirmą kartą buvo pristatyta vieta pavadinimu Boiler Room, nors vietos pavadinimas Global Offensive versijoje ir išliko, tačiau pats kambarys buvo uždarytas. Kilus žaidėjų nepasitenkinimui, kitame atnaujinime kambario durys tapo mažai pravertos ir viduje buvo galima matyti boilerį. Tikriausiai Valvei labai patinka erzinti fanus, nes po kiek laiko boileris buvo išimtas iš boiler kambario. Ir kuomet kurie išgirdo žaidėjų skundus, jį vėl įdėjo, tačiau nebe į tą patį kambarį, bet į sunkvežimį esantį kitame žemėlapio gale. Po kiek laiko boileris vėl buvo grąžintas į buvusią vietą. Global Offensive versijoje kai kurių botų vardai yra paimti iš tikrų žmonių. Hard lygyje galite sutikti botą vardu Gabe, kuris savaime suprantama yra parinktas pagal Valve kūrėjo Gabe Neville vardą. Expert lygyje yra du botai vardais Cliffy ir Mint, kurie atspindi pirmosius Counter-Strike kūrėjus. Be to galima rasti ir botą Dave, Dust 2 ir Cobalt kūrėją, Chris Aztec bei Inferno kūrėją.